Čia nežiūrės rektorius, ane? Manęs dažnai klausia, kas yra mechatronika. Mechatronika yra mechanika, elektronika ir kompiuterių mokslas. Taip pat įeina valdiklių, sistemos, robotika, bet iš esmės tai yra tos 3 didelės dalys. Kadangi mechatronikai turi labai plačias įsidarbinimo galimybės įvairiose sektoriuose, pavyzdžiui, gamybos, automatikos, robotikos, aviacijos, netgi gynybos sektoriuose, aš asmeniškai labai norėčiau gamybos sektoriuje dirbti ir programuoti tas robotinės didelės rankas tokias. Tai tobulas mechatronikos studentas yra toksai, kuris nori daryti, nori išmokti ir nori tobulėti pastoviai, nes mechatronika niekada nebus pastovus mokslas. Koks patiekalas būtų mechatronika? Tikrai šaltibarščiai. Tikrai būtų šaltibarščiai, nes yra daug įvairių ingredientų, kurie atskirai yra labai skanūs, bet kartu yra dar skanesni. Įsidarbinimo galimybės plačios. Daug sričių, daug įmonių labai nori tų mechatronikos inžinierių. Todėl tikiu, kad ateityje ta studijų programa atsipirks labai greitai. Tikrai labai stipriai noriu sunaikinti tą mitą, kad į bet kurią inžinerijos sritį gali eiti tik vyrai. Merginos labai puikiai įsilieja į darbo rinką, į visus mokslus, todėl tikrai nebijokit, tikrai eikit ir bandykit.